Su avalinės ir rankinio atnaujintoju Laimiu Lomonosovu susitikome jo dirbtuvėse, kuriuose dirba ne tik jis, bet visa jo suburta komanda. Žmonės, kuriems tokia veikla suteikia džiaugsmą ir pasitenkinimą, kai jiems prisilietus avalinė ir rankinės ir vėl atgimsta iš naujo. Kaip kilo idėja būtent tokiai veiklai? Idėja tokia gimė atsitiktinai, bet pačioj pradžioj Sneakerspot atsirado kaip sportinių batų tinklaraštis. Tai pradėjom rašyti straipsnius, buvom kedų entuziastai ir pradėjom rašyti straipsnius apie kedus, kokius verta pirkti, nešiot, kokie nauji modeliai. Čia buvo apie 2016. Atsirado labai didelė mada, augo populiarumas kedų. Daug parduotuvių atsirado, žmonės pirko ir nežinia, ką pirko. O po kedais slypi daug istorijos ir įdomios informacijos. Tai mūsų pirminis noras buvo pasakoti apie kedus, tai rašėm straipsnius, renginius, organizavom kedų mugės, vakarėlius. Ir vienu metu parašėm kelis straipsnius, kaip valytis kedus. Ir kažkaip gimė ta mintis automatiškai, kad gal pasiūlyti kedų valymą tokį kaip paslaugą. 2017 rudenį vėlyvą pasiūlėm tokį kaip naują paslaugą, atidarėm. Su laiku augo paslaugos irgi kokybiškėjo, daugiau visko pradėjom teikti, valymą, taisymą, dažymą, piešimą ant batų ir su metais vis augom. O studijoje čia atsidarėm kaip jau savo paslaugas dar po gero pusmečio metų, tai 18 metų. Kodėl būtent kedai? Kuo jie sužavėjo Laimį? Yra angliškai toks žodis sneakerhead, tai tokie kedų entuziastai. Tai tuo metu mes su draugais dirbom kedų parduotuvėse ir jos kolekcionavom. Ir nuo pat vaikystės galbūt buvo ta tokia mada, mes ir breiką šokom. Ir ta gatvės kultūra labai glaudžiai siejasi su kedais ir dėl to kažkaip tai buvo visą laiką artimas toks stiliaus akcentas, galima sakyti. Ir visą laiką mums buvo įdomu kažkokius įdomesnius modelius ieškoti, pirkti. Ir automatiškai nuėjom dirbti kedų parduotuvę, pardavinėti kedus, kaupėm žinias galbūt apie juos. Kiek ilgiausiai gali tarnauti kedai, jei juos tinkamai prižiūrėsime? Aš turiu kedus, kur jau 12 metų, pavyzdžiui, nešioju ir jie atrodo, beveik kaip nauji. Nes aš turiu daug batų. Bet visada patariam ir savo klientam, ir draugam turėti bent jau 3, 4, 5 batų poras ir tu visą laiką galėtum rotuoti. Čia tas pats kaip nešiotum vieną maikutę, tarkim, vienus marškinėlius visą laiką. Tai nieko iš jų neliktų, bet jeigu tu turi 50 porų marškinėlių ir jas keiti, skalbi, prižiūri, tai tada daug ilgiau tarnauja. Dabar Laimio įkurtoje studijoje ne tik kedai stovi ant atnaujinimo pjedestalo, o ir kita avalinė bei rankinės. Tad kokie būtų Laimio patarimai, kaip prižiūrėti avalinę, kad ji kuo ilgiau mus džiugintų? Gal vieno patarimo nėra, jų yra keli. Tai vieną iš jau pasakiau, kad neturėti vienos poros bato jos rotuoti, tai tada jie automatiškai ilgiau nešiojasi. Kitas dalykas, ne taip greitai susmirsta, nes vis tiek koja prakaituoja, kvapas atsiranda ir jeigu tu nešiosi vieną porą batų visą laiką, tai daug greičiau tiek prasmirs, tiek susidėvės. Kas liečia kvapą, turėti kvapo purškalą kažkokį, kuris naikina kvapą, bet ne kvapuką, o kuris naikina bakterijas. Nes bakterijos sukelia kvapą, o jeigu tu tiesiog juos pakvepinsi, tai čia tas pats kaip ant purvino kūno tepti dezodorantą ir tiesiog nepadės. Tai tą geriausia daryti po kiekvieno grįžimo namo, tada sunaikini bakterijas ir netaip smirsta batai. Kitas dalykas, jeigu batai yra iš verstos odos arba tekstilės, iš bet kokio audinio, kuris sugeria drėgmę. Pavyzdžiui, lygi oda, ji daug atsparesnė, bet ten versta oda jau labai yra sugerianti drėgmę. Tai būtinai reikia impregnuoti juos, kai jie yra švarūs. Geriausia naudoti nano impregnantą, nes jie padengia tokią nano membraną, kuri iš vidaus leidžia batui kvėpuoti, tai koja nešunta, o iš išorės nepraleidžia drėgmės. Čia yra svarbu. Ir bespalvinės dažnai gaunam batus, šviesius, kur žmogus impregnuoja tamsiu impregnantu ir sugadina. Tai tokie dalykai irgi nesutvarkimi, nes jau ta juoda chemija išgraužia paviršių ir nelabai įmanoma ką padaryti. Būtina dėti į batų vidų bent jau popierių kažkokį arba kažkokius paprastus kurpalius, kad batai ypač odiniai. Po nešiojimo jie šilti, šiek tiek sugriūna į raukšles ir jeigu tu padedi vakare, jie taip supliukšta. Tai dėl to reikia į vidų dėti popierių, kad jie būtų su forma. Na ir paskutinis patarimas, kuris itin tiks keičiantis metų laikams. Purvinų batų prieš sezoną nedėti dėžę, geriau išvalyti, todėl kad purvas per tą laiką tiesiog daugiau susigeria ir daug sunkiau išsivalo po kurio laiko. Tai visada geriau yra juos išvalyti ir tada dėti sezonui baigiantis. Ir tada išsitrauksi švarius
batus, ar tai būtų rankinė. Na, užsukti į Laimio studiją išties verta. Net jei neturite ko atnaujinti, jau nuo šiol galite išsirinkti batus visiškai nemokamai. Mat čia ką tik pradėjo veikti Dėkui avalynės lentyna.